O čia visą tai, kas dar liko sukapoti ir sudėlioti. Čia gal virš kubo atvežėm iš Andrėjoso miško, tai čia jau ilgai pagulėjo lauke, tai daug čia reikia padžiūti, reikės daugiau greitesnį būdą atras, kaip džiovinti malkos, nes čia užtruks laiko. Dar turim kažkiek šiltnamie, dar ką sukapojau prieš tai, kur dar džiūna, o dar yra kažkiek krūvų malkų, kur reikės dar atvežti, tai galvoju dar mintis kažkiek apgenėti, nupjauti kelis beržus, kad nors žiemos gale galbūt išdžiūtų laiku, nes reikės jau. Ypač kai pirtis ateis kažkur čia stovės, arba ten, kur tas traileris. Šiandien buvo biškiai gražesnis oras, tai pagaliau nusprendėm padirbėti lauke ir aš užmulčiavau viską čia. Pakėliau šitos masyvinius brokolius, kurie nedavė labai daug valgyti, bet tik daug lapų. Ir Ieva bulvės iškasa. Čia kiek dar. Va, šitą vagą iškasa. Ir čia jau viskas, kas iš čia. Oho, nieko savo. Tai ir čia palieka kažkiek bulvyčių, kad išaugtų kitais metais. Labai faina, nes pavyzdžiui, tenai visą dėžę iškasėm bulvių, kurių nepasodinom. Sodinom. Ne, ten augo svogūnai ir tada bulvės augo iš tos vietos. Bet tenais. Kažkiek ir pasodinom. Šiandien atvežė 3 kubus sausų malkų, kadangi mūsų per šlapė ir tai nėra labai ten, kur sukišti po brezento, tai vežam į šiltnamį. Ir voila, visos malkos dingo. Ir kartu su Ieva viską čia prikrovėm. Labą dieną, grįžom atgal į žemę vakare ir šiandien tenai bus pirtis, dar laukiam gauti betono gabaliukų, padaryti pamatus, o čia atnešėm iš Rygodo didžiulę paletę ir jinai bus pagrindas, mes čia darysim tūliką. Tai pagal vastų čia yra riba, nuo šitos pusės bus pati kakojimo vieta, tai galvojam paletę dėti, kad šitas vidurys eitų čia ant šitos ribos, tai paletė eis nuo čia iki čia. Ir tai reikia nukasinėti, galvoju po kiekvieną kampą, ir per vidurį didelius akmenis dėti, arba plytas ar ką, pagal kur bus, tai tik reikės išlyginti 9 vietas ir tada statysim ant šito, turim planus. Tai va, šičia bus tūlikas ir dabar tik reikia paruošti kampus. Tai va, iškasiu skylės ir iš čia, iš karto metu į čia sutrombuosiu ir tada bus galima akmenis uždėti. Tai va, pripildžiau ir sutrombavau ir Ieva, tai čia įdomus atradimas. Pauostyk šitą grybą. Pauostyk. Į ką tau panašus? Pauostyk pirmą. Blemba. Sunku man su tavo tapkėm. Nežinau. Geltonpintė? Ta kvapą? Visai man kaip geltonpintės kvapas. Tai gerai, su Ievos pagalba pažiūrėsim, ar aš teisingai atitaikiau kampus ir uždėsim paletę. Ir tamsta, bet va, dar uždėjom ant plytų ir dar 2 mažesnės paletės mes galvojom
Čia bus grindys maždaug šitokio aukščio ir čia prikištume tarp šituose tarpuose šiaudus, kuriuos turim. Aišku, dar iš apačios norisi uždaryti šitokiom lentom, kad mažiau pereitų iš apačios drėgmė arba bet kas. Ir aišku, su tinklo metaliniu siečiu padarysim, bet čia tada gaunasi tvirčiau. Šį rytą per meditaciją atėjo toks paerzintas pagalvojimas, kad kodėl mes kalbam apie virtuvę jurtoj, kai dar šita virtuvė nėra uždaryta. Tai su Ieva sutikom čia šiandieną pagaliau užbaigti. Tai prikrausim visą tai, kas nebeturi čia būt. Ir brezentą pagaliau nuimsim, kad nebepūtų toliau. Ir visus šitos kitus dalykus reikėtų supakuoti, kad nepūtų. Tai va, ištuštinom visą tai, ką galim dabar nunešti į vidų ir visą tai, kas gali sudužti. Ir, deginam šiukšlės. Va, įdomu buvo pažiūrėti visur čia, kur nušienavau avietynas, kaip čia atauginėja gražiai. Kitais metais tikiuosi daug čia uogų bus. Ir kol aš tenai tvarkiau, Ieva tvarkė viduje. Tai visai smagu, kai dar neapsinešę. Dar liko šitą ištuštint. Ir čia labai įdomu. Čia Ieva darant obuolių sultis atskyrė obuolius ir paliko lauke, kad actu taptų. Tai labai smalsu bus paragauti. Labą žiemą dieną. Saulė jau leidžiasi, dar kokia 4. Vakar nepafilmavau. Aš pradėjau statyti jau tulikų karkasą iš palečių. Dar biškį išardysiu supuvusias dalis ir naujai sukalsiu. Ir toliau norėčiau pastatyti čia. O šį rytą truputį toliau čia pirtis bus ir čia gavom betono iš Musninkų, kur kaimynas stato parduotuvę. Ten šiukšlės, tai iš to padarysim kažką. Tai daugumas čia palyginau su gulščiuku. Dar tarpuose prikišau žvyro ir akmeniukų, kur perteklių nuo jurtos, kur trukdo drenažui. Ir kažkada turėtų atvažiuoti. Kadaise pabandėm patraukti baldus šitaip ir Ievai nepatiko. Va tokia pirma saulėta diena, gal per 2-3 savaitės, kad tikrai šitaip, gal dar ilgiau ir dar sniegučio yra. O čia, kaip mes dabar viduje valom, kol dar neturim tenai dirbamos krauklės, čia Ieva su muilu plauna, aš stebiu ir... Ne, mano darbas tada būti kranas ir užpilti vandens.
Ups. Vakar prisnigo belie kiek ir tada į pliusą nuėjo ir labai daug lijo per naktį. Ir va kaip atrodo, ištirpo viskas nuo tūliko. Ką tik dabar jau pristeiplinau sietį šitoj pusėje ir atnešiau vamzdį. Čia noriu išpjauti, bet reikės kažkiek pakelti, kad būtų aukščiau negu stogas. Tik čia kažkiek plytų ir galvoju, kad šičia eitų, kad šitas galas būtų irgi aukščiau, kad čia kažkoks pečius būtų laukia durų. Ir jo, galėtų išeiti. Va kaip juda tūlikas. Su Ieva nutarėm, kad bus šičia, kad krauklė bus šičia. Faino visą jaučia būtų longiukas. Ir išpjoviau čia skylę jam. Turbūt dar reikės aukščiau jį pakelti čiut, nes tai dar ant vienos plytos aukščio. Ir ką, čia dar kažkiek daugiau sukalsiu lentų ir bus galima toliau su plėvelė. Visiška žiema čia. Aš atitysiau dailylenčiau. Tūliką pilnai uždengiau su likučiu mūsų difuzinės plėvelės ir kaimynas davė. Norim, buvo kaimynas vienas ir sakė, kad čia negera vieta turėti pečių šitą, kadangi žarijos gali skylę įdeginti į jurtą. Tai čia tiesiog padarysim langą ir greičiau čia pasistatys. Nebefilmuoju su šito, o kadangi su kuo aš filmuoju tapo interneto routeris, labai mažai dokumentavau pastaruoju metu. Didžiausias skirtumas čia nieko, tiesiog šitą padėjau, nes ruošimės dar vieną junginį, čia kažką prisukti prie lubų, kad būtų kur šitos indus galėt pakabinti. Tai nežinau, ar dabar darysiu, bet norim šitą šaką nužievinti. Ir galvoju, jeigu čia padaryčiau vietą, kur galėt nužievinti, nes tikiuosi, kad daugiau norėsis čia dirbti vietoj, kad laukia šaltyje. Ir parodysiu, kas įvyko su tūliku. Tai čia viskas visiška graži žiema. Jau kelintą savaitę vien sniegas. Ir čia takeliai atsirado, kasdieną čia mėnesį. Ir kai kuriuose vietose gan slidu yra, bet daugiausia čia, kur tūlikas statosi. Tai gal praeitą kartą dokumentavau šitą pusę, dengiau dailylentėm ir šitos pusės užbaigsiu, kai atsiras langas tinkamas ir šiaip šitą galą padariau. Ir čia apkalta, aišku, liko dar nupjauti ten ir ten keliose vietose, bet didžiausias dėmesys dalis nuėjo į šitą. Čia yra dalelė, kur leidžia atsidaryti, kad būtų galima lengvai šūdus išnešti. Ir nerodysiu, bet kažką dar reikia skylę iškast kažkur, tiesiog nunešti ir išpilt. O šičia yra, pažiūrim. Tai čia pirmą kartą duris montavau, nežinojau ką daryti, tai galiausiai čia gavau šitos vyrius, reikėjo prisukti dar vieną šitą, kad tilptų, bet šiaip jis sandariai telpa tarp šitų, kiek išeina, čia įrankiai ir čia yra dabartinis tūlikas. Tai čia tiesiog dar nebaigtas darbas, bet čia padariau vietą, kur pagautų sesiuką ir kad kakučiai atskirai ir
vasarą bus galima į kibirą tą sesiuką ir kaip trąšas naudoti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad nesmirdės sušlaps kitam tūlike. Tai pirtis turėjo ateit prieš kelias savaitės, nežinau kaip būtų atvežę, nes taip apsnigta, kad mūsų takas, kur planuojam, kad pravažiuotų, nelabai įsivaizduoju, kaip belekas pravažiuotų. Ir čia dar nebaigiau, reikia kažkiek įmesti tarpuose žvyro. Ir čia viena vieta, kur biškai apšikau, kai turėjau galimybę su laiku, aš pradėjau prie tūliko, bet jeigu nebūčiau tūliką pradėjęs, klausimas, ar būčiau galėjęs, taip pratęsti. Tai tokie reikalai čia. Va, kas vyksta viduje. Kadangi šitas čia tai labai patogu, ryte kažkiek padariau, dabar grįžtu padarau, pjuvenų turiu tūlikui. Tai va, tūlikui Rygodas atnešė lango rėmą, kuriam dar stiklo reikia. O vakar aš labai greitai sumečiau šitą paslėpimą. Tai čia net nėra sukalta, aš tiesiog išpjoviau ir taip įkišau tarp čia. O šituos čia padariau pjuvenos ir šitą greit sukaliau ir vien tik šitie čia priekyje prisukta. Tai čia toks laikinai, jei tiks, tai prisuksiu čia galiausiai, bet dabar, jeigu reikės ten kažką pačioj daryti, bus lengva šardyti. Tai aš čia, Ieva nori, kad aš tūliko sėdynę pagaminčiau, kažką patogaus. Tai vietoj, kad nupirkti, tai pirmą noriu čia langą padaryti ir galvoju, čia galės eiti buteliai, kad daugiau šviesos įleisto. Va, koks gražus vaizdas iš viršaus. Va, jurta. Ir galvoju, turbūt, ką čia Marius daro medyje. Aš tai šitą čia pririšu diržą, nes pabandysiu nupjauti kažkiek šito medžio, kad išdžiūtų malkoms kitais metais. Tai va, kažkur tenai kaba mano pjūklai. Ir čia saugumo atveju diržą pritvirtinu, kad nukristų medis. O šitą būtent šiandien darau, prieš pilnatį, prieš jaunatį, nes dabar skaitosi laikas ruošti mėnulio medieną, kur tarp pilnaties ir jaunaties. Tai laikas, kada mediena tinkamiausia statybom ir deginimui, kai mažiausia turi to, ką vabzdžiai nori valgyti, tai šitas toks pirmas bandymas bandyti. Čia, kur kažkiek juda medis, tai kad kristų į šitą pusę. Šalia jurtos. Ir va, kur yra. Ką tik pritvirtinau ir medis jau lenktas. Tik liko su pjūklu dabaigti. Ir čia nukritau ant šito. Tai ką, tik reikia laukti gero vėjo ir įdomu, kas po to. Bet atlikau, ką norėjau. Aš su diskinio pjūklo ir rankinio pjūklo nukirtau medį daug greičiau negu kai vien tik su rankiniu pjūklu. Tai va, ką norėtųsi išvengti, bet dabar nupjausiu ir nukris. Tai ką, lauksiu, kad vėjas nupus, tai kito galės pradėti džiūti. Čia dar rytas, tamsu, kopačios viduj sulankstyta čia kilimas, nes šiandien atvažiavo stogą, visą stogą keisti. Tai biškį neaišku, kadangi pamažu snigs visą dieną, čia dar irgi kopačios. Kažkaip turėsim apsaugoti tą visą pusę, bet matysim. Tai ką, čia paslėpiau, ką galiu su tuo, ką turim. Ir laukia daro dalykus. O čia atvažiavo iš Čekijos dabar ir tvarko jurtą, nes laša kondensatas.
Taigi, neįsivaizduoju, ką jie čia darys, bet tegu nesugadina mano šitą čia. Tai va, ko užsiemu nuo vakar vakare, kai jau sutemo, išėjau su lempa, supjaustyti, sukopoti malkų ir nusprendžiau šitą paliktą palapinę čia pakabinti. Tai grįžtu dabar, kai šviesiau ir turiu žirkles ir noriu čia prapjauti šitą ir su šitom lazdom, čia blindės, tai padaryti kažkokią formą. Prapjausiu per vidurį čia ir prailginsiu visą sieną. Ir čia bus malkinė kita. Tai va. Kaip palapinė bus malkinė. Va, nuėmė stogą, nusuko viršų ir liko vien tik izoliacija, kurią tuoj nuims ir vaizdas tuoj čia greit pasikeis. Ruošia stogą nuiminėti ir ką tik sniegas atėjo staigiai taip smarkiai. Tai laukia ir tada reikės skubėti. Tikiuosi, kad Ieva filmuoja iš vidaus. Čia tai sakė, per 10 minučių turi šitas pasikeisti. Ir tada jie skubės uždėti vilnos sluoksnį. Oi. Sal. O tuoj turėsim stogą. Šitaip šlapia. Grįžau iš Vilniaus vienas šiandieną nesenai ir va aš nuogas prakaituoju, nes už savęs iškasiau visą šitą, dar liko iškasti visą šitą užmanęs, kur pirtį turėtų atvežti šeštadienį. Tai bus įdomu, nes viskas tirpsta. Ir klausimas, kaip ar čia nebus visiškas šlapalynas, kai ištirps ar daugiau prisnigs. Tai norisi palengvinti kuo daugiau, kad kai atveš su Fiskaro, kad galėtų pro čia pravažiuoti. Ir va, čia ką anksčiau padariau, o čia iki pat pirties vietos viską čia iškasiau. Aš pavariau, žinok. Aš visą tada įvažiavimą šitą iškasiau. Iki pat kelio. Koks geras sportas. Visą šitą iki ten toliau iškasiau. Tai dabar čia bus matyti, ar prisnigs daugiau ar ką. Bet rytoj bus dar daugiau ką paruošti.
kad šeštadienį galėtų atvežti. Tai va, dienos metu, kur vakar baigiau. Ir šitą iškasiau ir dar su grėblio praėjau. Čia, kur galiausiai išleis, tai noriu, kad kuo švariau čia būtų, kad kuo mažesnė galimybė, kad įsikipto, bet šiaip gerai. Minusas, tai tegu žemė sukietėja, čia kuo daugiau tikiuosi, kad išvažiuos. Privažiavo. Bandysim kelti vietą. Ką tu daryk? Aš sakau, va. Žoliukų vieną pusę daryk. Nu tai man dažam tas varžas trūko. Aha. Nu va, dabar į šoną. Stop, nenuleis netyčia pilnai. Jo, gerai. Gerai, galvas. Pirtis kaip ir vietoj, šalia jurtos. Visai žmų. Gerai, iki. Va, pirmadienis. Jau beveik viskas ištirpo pilnai. Galim aplankyti pirtį, pamatyti, ką vakar užbaigiau. Kaip kitaip čia atrodo dabar, netikėta. Tai va, liks kažkiek pagražinti įėjimą, bet kol kas viskas tvarkoj. Vakar išpakavau akmenis ir padovanojo šitą. Prisukau termometrą ir laukiam Ievos, nes šiandien jau norim pakūrenti. Ir nežinau, kada gausis galiausiai užbaigti tūliką, nes vis tokie patobulinamai vyksta. Tai vakar aš prikaliau, įsukau šituos ir aš dar čia pradėjau tokį struktūrą pastatyti. Planuoju galėti ištuštinti visos pjuvinas į dėžutę čia viduje, kad būtų be plastiko. Ir patraukiau šitą sėdynę, kad būtų erdviau. Ir kažkiek skardo nuėmiau nuo praeito tūliko stogo ir pakišau po apačią tuo tenai. Ir šiandien norėčiau čia biškiek pagražinti. Čia kaip atrodo dabar šonas. Laukia tik stiklo šitas rėmas ir stogą reikės kažką sukalti, bet jau taip arti prie galo. Ir jo šlapia. Iki. Tai taip nejauku dirbti lauke, palyginus su kaip buvo prieš savaitę, viskas šlapia. Ir nors matau daugiau ką, tai čia aš šitą pusę tik sukaliau ir noriu paslėpti kuo daugiau, čia kiek įmanoma, tai uždėti taškus ir galėti prie sekančio projekto daugiau fokusuotis ir baigsiu šituo jau. Va, kiek padariau šiandienai. Oras tikrai nemalonus, tai tik stogas liko uždengti ir šitas priekis bus užpildytas buteliais ir dar stiklo reikia langui, bet paslėpiau difuzinę plėvelę, nors viską iš priekio. Ir good enough for today. Va, kur baigėsi tūlikas dabar. Įdėjau šiandien grindis ir padariau čia taburetę kojams atsistoti.
vakar čia sukaliau dėžę ir pjuvenos įpyliau. Ir šitas atsidaro. Ir jo, dabar tik liko sutvarkyti šitą visą betvarkę.